Girkime Viešpatį šį nuostabų rytą. Gera dėkoti tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių tavo vardui, aukščiausiasis, skelbti rytmetį, tavo malonę ir ištikimybę naktimis, 10 stygių instrumentų, psalterių ir arfą. Viešpatie, tu pralinksminai mane savo kūriniais, tavo rankų darbais aš džiaugiuosi. Viešpatie, kokie didingi yra tavo darbai, kokios gilios tavo mintis. Ištrauka iš 92 psalmės. Šventas Dieve,
dieną, kurią sukūrė ir mums padovanoji, kad padėjai į šalį visus būtinius rūpesčius, galėtume šiandien susitelkti į tave, į tavo nuostabų ir didingą charakterį ir asmenybę, į visus tavo padarytus nuostabius darbus, tiek visame pasaulyje, tiek mūsų asmeniniuose gyvenimuose, tiek aplinkui mus. Dėkojame, kad galime tave pažinti, dėkojame, kad pats atėjai pas mus savo sūnaus asmenyje, kad apreikštum savo gerumą, meilę ir daugybę nuostabių dalykų. Dėkojame už mūsų nuodėmę atpirkimą, už tai, kad paaukoji savo sūnų, kad mūsų nuodėmės galėtų būti mūsų atleistos ir mes nuo jų galėtume būti apvalyti ir išlaisvinti. Dėkojame už prisikėlusio Jėzaus jėgą, kuri yra mumyse, tavim tikinčiuose. Dėkojame Dieve už tavo žodį, kurio apšvietė mums gyvenimo kelią. Dėkojame už tikinčiųjų bendrystę tavo bažnyčioje, kurią mums teiki. Dėkojame Dieve už mūsų artimuosius, už mūsų tėvelius, sutuoktinius, vaikus, artimuosius Dieve. Dėkojame Dieve už tavo kasdieninį aprūpinimą, kad tikrai nestokojame ir turime ką valgyti, ko apsirengti ir kur gyventi. Už tai, ką mūsų šalyje tau dėkojame. Ir daugybė nuostabių dalykų, už kurias mes šiandien norime tau padėkoti ir pašlovinti tavo šventąjį vardą. Todėl prašome Dieve, pabūk šiuo metu su mumis, priimk visą gyvį ir pagarbą, kuris teisėti tau vienam tenka, kaip Tėvui, Sūnui, šventai dvasiai. Palaimink mūsų savo buvimu, palaimink mūsų bendravimą, kad visko, ką mes šiandien čia darysime, tavo vardas būtų išaukštintas. Tau dėkojame ir šlovinam tave Jėzus vardu. Dieve, dėkoju už malonės, suteiktas šios žemės kelyje, pasitikiu tavim alsuoju, liepsnoja meilė mano širdyje. Dieve, esi tu visagalis, kūrėjas, atpirkėjas ir šviesa. Už žemę, nuostabų pasaulį, tau taria ačiū žmonija. Už tavo auką, kryžių šventą, už brangę dovaną dangaus, už galimybę amžinai gyventi, tau padėka širdies žmogaus. Kokie nuostabūs tavo darbai, nuolatos aš girdžiu tavo balsą, aidi ūžauja vėjo garsais, tyliai šnabžda lyg krintantys lapai, tas svaiginantis aukštis kalnų, paslaptinga gelmė vandenynų, smėlio kopos žvaigždėtas dangus, begalinė visatos platybė, mano Dieve, tai tu, juk tai tu. Mes kasdieną tave susitinkam, kaip palydim praeivį žvilgsniu, ar saulėtekį naują sutinkam, mano Dieve, tai tu, juk tai tu. Mes kasdieną tave
esu iš Mažeikių, atvažiavau čia į Kauną studijuoti. Užaugau krikščioniškoje šeimoje, mano tėtis pastorius ir mano mama taip pat tikinti. Ir visą gyvenimą tiesiog užaugau tokioj dieviškoje aplinkoje. Jaučiau visą laiką Dievo meilę ir globą. Ir buvau nuo pat pradžių, nuo pat vaikystės mokama, kaip kartu gyventi su Dievu, kaip klausyti Jo, kaip skaityti Dievo žodį ir melstis. Ir iš tikrųjų tikėjau labai jauna, supratau, kad Dievas yra labai svarbus, bet vėliau einant laikui, kai šiek tiek paaugau, supratau, kad atėjo tokios mintis, kad kaip sunku gyventi dėl Dievo visą laiką. Visi žmonės tiesiog jauni, ramiai gyvena, dėl nieko nesirūpina, tiesiog linksmai leidžia laiką, o aš turbūt vis laik tokia gera, turiu nepykti niekad, turiu būti atlaidi, turiu būti gera. Ir iš tikrųjų tas mintis man taip nedavė ramybės, taip norėjosi tiesiog pabūti paprastu vaiku, dėl nieko nesirūpinti ir tiesiog pasaulis atrodė toks patrauklus, kad norėjosi tiesiog įstraukė. Ir buvo kaip tik toks metas, kad bažnyčioje buvau vienintelė mano amžiaus mergaitė tikinti. Ir kažkaip labai buvo sunku būti visą laiką tokia išskirtinė ir mokykloje, ir šiaip mieste. Aš visą laiką turėjau būti tokia kitokia. Ir žmonės visą laiką klausinėdavo, kodėl tu tokia. Ir aš turėjau visą laiką aiškinti, va, aš esu baptistė. Ir baptistai skiriasi nuo katalikų tom ir tom ir tom. Ir visą laiką tokia jausdavau spaudimą. Ir iš tikrųjų, kai pradėjo lįsti galvą tokios mintis, pradėjau tolti nuo Dievo. Vis rečiau paimdavau Bibliją į rankas, vis rečiau pradėdavau melstis ir tikrai nutolau nuo Dievo. Praėjus kiek laiko supratau, kad iš tikrųjų be Dievo aš negaliu gyventi. Nes pajutau tą tokį skirtumą, ką reiškia gyventi su Dievu ir ką reiškia gyventi be Dievo. Kaip žmonės pasaulyje gyvenantis iš tikrųjų vargsta, jie tikrai nėra laimingi, kaip atrodo. Ir kad tikrai neturi ir to tikslo. Ir pasaulyje tiek daug visokių tuštybių, kurios tikrai nesuteikia laimės. Nors aš tikėjausi ją surasti tenai. Ir tada supratau, kad tai buvo labai didelė pamoka ir kad aš tikrai galiu būti labai dėkinga Dievui už tai, kad gimiau krikščioniškoje šeimoje. Už tai, kad galėjau nuo pat mažens studijuoti Dievo žodį ir klausytis Jo. Ir iš tikrųjų, dėl to laikotarpio labai gailėjausi, nes dėl to, kai nuklydau. Nes iš tikrųjų supratau, kaip tai man pakenkė. Ir dabar esu labai dėkinga Dievui už tai. Ir dėkinga už tai, kad esu laiminga kartu su Juo. Ir esu dėkinga už tai, kad esu kitokia, būdama su Juo. Dovanos
pusę. Lankyti mus žada pas viešpats, užsuksis pas tą, kas verčiausias. O jei pas mane jis užeitų, tada pagalvojau ir puoliau tvarkyti namų savo greitai. Gražiausiam gėlėm puošti uoliai, man mikluša taip. Paklebeno duris, varganas ant galvėlė, ligota ir daug nugyvenus, liūna ir diški ir češėlis. Tariau jai, aš svečio štai laukiu, tau laiko nėra nė lašelė. Ir ašarą tyliai nubraukus, nuėjo nuslengšą vargšelį. Bet kitas keleivis susuko, įsekęs, nuvargęs atrodė, nuo ryto keliauja suplukęs, jis meldė priimti apsistoti. Aš jam atsakiau, o kaip gaila, priimti negaliu aš šiandieną. Ir jis pažiūrėjęs tik meiliai, nuėjo į šalį toks vienas. Darbai štai baigti, iškaišyti žolynai stalai, durys plačios, tik jo dar kol kas nematyti. Galėtų sutikti man svečią. Girdžiu, graudžiai rauda vaikelis, rankelę man sužeista tiesė, o sušukau, ak, vargšelį, bet aš tau padėti negalėsiu. Čia svečias atvykti turėtų, ir laukiu kiekvieną minutę, gal tau kas nors kitas padėtų. Juk tu, šitoks mielas vaikutis, jau baigęs diena, ištuštėjo keliai, gatvės žingsniai neaidi. Aš laukiu, tačiau neatėjau, čia tas, kas turėjo ateiti. Gal jis kelyje, kur užtruko, mintis po minties bijo minti. Tikriausiai kitur susuko ten džiaugsmo ir laimės dalinti. Ir širdgėlą širdį užlieju, o ašaros plovė man veidą, raudoju, savęs aš gailėjau, kol sapnas šiomis nusileido. Man viešpats nepasirodė, išvydinti meilę regėjau, ir tyliai skambėjo jo žodžiai, aš 3 kart buvau jų atėjęs. O tugi mane vien pasiekia, keliaut pas kitus vytinėjai. Šaukiu aš atleisk, išklausyk, tavęs aš pažint negalėjau, atleidžiu starį. Žinokit, kas buvo atgal negrąžins, jei vargšo mylėti nemoki, tada ir manęs nepažinsi. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, mano brolių, man padarėte. Nepamirškite svetingumų, nes perikai, kurie patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagę angelus. Vienas vardas pats nuostabiausias.
Tai derliaus metas. Taip, o kas yra pats geriausias darbininkas ir skaniausias derliaus atstovas? Bitutės! Taip, ir šiandien todėl ir mes norim būti tokie panašus į tokius gerus darbininkus kaip bitutės, kurie dirbtų dėl Dievo. Ir, kaip žinom, Dievas apdovanoja mus nuostabiom gerybėmis ir įvairiais talentais. Tačiau ar nepamirštame už jas padėkoti Dievui? Ir todėl šiandien kviečiame visus pasižiūrėti arčiau į bitutės gyvenimą, kaip jos darbuojasi, ką daro. Ir šiandien vaikučiai parodys mums, kaip tikras bitutės gyvena. Avilyje mes turime jaunas bitutes, kurios būna maitintojomis ir lėliukių prižiūrėtojomis. Vėliau jos suauga ir tampa statybininkėmis, sanitarėmis. Taip pat turime bites darbininkės, bites tranus, bites žvalės ir mane, bičių motinėlę. Vienos bitutės niekada neišgyvens, todėl mes gyvename didžiulėse šeimose. O kokius darbus dirbo bitės darbininkės? Mes, bitės darbininkės, skaitome nuo gėlės ant gėlės ir renkame nektarą. Mums labai patinka rinkti žiedadulkes ir nektarą iš dobilų. Ir žmonės jį naudoja, šis pagamintą medų iš dobilų, kai jie suserga arba netenka jėgų, arba netenka apetito, ir jiems labai padeda medus. O aš esu bitinas žvalgas. Skraidau po pievas, lankas ir ieškau žiedų. Kai juos randu, grįžtu į avilį ir šokdamas parodau, kur jie yra.
O mes, tranai, turime vieną labai svarbią užduotį. Mes turime apvaisinti bitę motinėlę, kad ji galėtų dėti kiaušinius ir mūsų šeima augtų. Oho, kaip įdomu. Bitė motinėlė, ar reikia daug nektaro, norint pagaminti medaus? Taip, vaikučiai, kad pagamintume kilogramą medaus, bitėms reikia surinkti net 100 000 nektaro porcijų. O kad surinktų vieną tokią porciją, reikia apskristi net 1000 gėlių. O ar žinojote, vaikai, kad bitės turi 5 akis? Ir mato pasaulį spalvotą, bet ne taip kaip mes. Jos viską mato kaip mozaiką. Va, jo, gerai. Kaip gerai, kad jūs atėjot, nešat vaisinius tikrai. Jūs bitutės tik nesriauskit, nesuskauskit, neapšaukit. Aš juk Dievo kūrinys, o svarbiausia jūs gyvenkit, vaisių Dievui nešdami. Viskas jau skrenda, nes darbuotis jau turiu. Ir visas avilys sako Amen. Noriu, kad atsiverstumėt šiandieną pradžios knygos pirmos skyriaus. Pirmąjį skyrių paskaitysime 2 eilutes. Pradžios pirmas skyrius, 1 ir 2 eilutės. Šiandien mes skiriame tokią dieną, kad padėkoti Dievui už tai, ką Jis mums davė, už derlių. Ir tikiuosi, jums patiko, kad šią dieną mes panašus esam į avilį ir buvo pristatymas apie bites. Ir šiandieną mes pakalbėsim šiek tiek apie kūriniją ir žiūrėdami į bites, į kūrinius, pažiūrėsime, ko jos atspindi Dievą ir kaip mes galime iš jų ko pasimokyti. Taigi pradžioje paskaitykime pradžios knygos 1 skyriaus 1-2 eilutes. Čia sako, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavidalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė viršum vandenų. Ir šioje antroje eilutėje mes galime matyti, koks yra visos kūrinijos tikslas. Kodėl Dievas sukūrė įvairius kūrinius. Žemę, augalus, gyvūnus, mus. Koks yra jų tikslas. Ir kada mane mokė šitos tiesos, šitos eilutės, ilgai man užtruko suvokti. Ir sako, štai eilutė parašyta, kad kūrinėje turi atspindėti Dievą. Galvoju, kur čia parašyta, čia taip neparašyta. Ir parašyta, kad dvasia sklandė virš vandenų. Ir kada mes pasilenkėme ir pažiūrime į vandenį, ką mes matome? Savo atvaizdą matome, ar ne? Ir čia gražus pavyzdys, iliustracija, kaip visa kūrinėje vienaip ar kitaip atspindi arba turi atspindėti Dievą ir jo savybės. Romiečiams 1 skyrius, atsiverskime ir šitas eilutes. Romiečiams 1 skyrių. Šiek tiek pavartysime Dievo žodį. Tas pamokslas ne iš vienos eilutės. Romiečiams 1 skyrius. Paskaitykime nuo 18 iki 20 eilutės. Taip pat apaštalas Paulius kalba apie kūriniją. Čia sako, Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę. Kai teisybė jie užgniaužia neteisumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems yra aišku, nes Dievas jiems tai apreiškia. Ir kaip Dievas jiems tai apreiškia? Čia sako, jo neregomos ypatybės,
jo amžinoji galybė ir amžinoji dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių. Todėl jie nepateisinami. Ir šios eilutės aiškiai sako, kad tai, kad yra Dievas, kiekvienas žmogus suvokia ir yra pajėgus suvokti, jeigu jis tos tiesos neatmeta, nes visa kūrinija skelbia Dievo galybę ir jo dievystę. Kada žiūrime į kalnus, kada žiūrime į vandenyną, kada žiūrime į žvaigždes, kada per mikroskopą žiūrime į galaktikas, jeigu kas galėjo žiūrėti, kokia mintis kyla? Ką mes matom? Tik žvaigždes, tik kalnus, tik vandenį. Mes matome už jo kūrėją ir matome, koksai jisai yra. Ir tai mums liudija apie jo galybę. Ir Dovydas 8 psalmėje, jis taip pasakė, sako, kad kai pasižiūriu į tavo dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždės, kurias tu išdėstai, kas yra žmogus, kad jie atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jie plankai. Jį padarai ne ką menkesnį už angelus, garbė ir šlovė jie vainikavai. Tu davei jam valdžią tavo rankų darbams, jam po kojų visą padėjai, visas avis ir jaučius neplauko žvėris. Ir toliau jis sako, viešpatie, mūsų valdovė, koks jis stambus tavo vardas visoje žemėje. Ir išvada iš to, jis sako, aš girsiu tave, viešpatie, visą savo širdimi. Skelbsiu visus tavo nuostabius darbus. Ir ne tik, kada žiūrime į didingus dalykus, didelius dalykus, bet žmonė dabar gali pažiūrėti į labai mažus dalykus. Ir mikroskopai, ir visokie didintojai. Ir kada žmonės žiūri tenai, jie gali matyti tą patį ir tik tai stebėtis ir pasijausti menkais. Dabar galima matyti atomus, protonus, neutronus. Ir kada žiūrima į gyvus organizmus, visi žinome, kad yra toksai DNR kodas ir aiškinama, kaip jisai ten veikia, kaip vis įperdodama informacija, kaip visą tai funkcionuoja, tai taip pat vertume pasijausti menkais. Nes žmogus žiūri, matydamas, kad va ten yra gyvybė, o taip prasideda gyvybė, o taip perdodama informacija. O taip atsiranda nauja gyvybė. Ir mokslininkus, kurie neigia Dievą, tai veda iš proto. Nes jie negali suvokti ir negali nieko padaryti, negali pakartoti. Bet sako, ne, vis tiek Dievo nėra. Ir jie bando sukurti gyvybę ir neretai apsišaukia, tai padarė. Ir pasirodo straipsniai sukurta nauja gyvybė. Bet kada straipsniai patyrinėjai, ką jie sukūrė, pasirodo, jie paėmė kažkokį DNR, pakeitė kitų DNR, kažką modifikavo ir sako, mes sukūrėm naują gyvybę. Ir yra geras anekdotas apie tokius dalykus. Mokslininkai sako Dievui, mes galim sukurti gyvybę. Girdėjot šitą anekdotą, ne? O Dievas sako, gerai, bet pirmiau pasidarykit molio. Tuomet pažiūrėsim, kas jums gausis. Matote, tik Dievas galėjo iš nieko sukurti materiją, viską suplanuoti ir nesvarbu, kur mes žiūrėtumėm, ar pro padidinimą stiklą, ar žiūrėtume tolyn į žvaigždes, mes matome, koks didis, koks galingas yra Dievas ir koks yra jisai išmintingas. Ir tai mus veda prie minties, kaip Paulius sakė, amžinoji jo dievystė. Jisai yra valdovas. Matot, jeigu jisai mūsų sukūrė, jeigu Dievas sukūrė žmogų, jis turi teisę pareikalauti kai ko iš žmogaus. Ir žmogus, būdamas kūrinys, jis turi duoti ataskaitą savo kūrėjai. Žinoma, šita mintis ir neleidžia tiems mokslininkams, kurie neigia Dievą, pripažinti, nes jie nenori būti atsakingi. Taigi, visa kūrinyje liudija ir pasakoja
atspindi kūrėją arba jo vienas arba kitas savybės. Tas pats yra ir su žmogumi. Kada Dievas sukūrė žmogų, jis sakė, dabar yra labai geras atvaizdas. Jis pasakė, sukurkime panašų mumis. Sukurkime tokį panašų mumis. Jisai sukūrė žmogų. Žmogus yra geriausias Dievo atvaizdas. Ne Dievas, bet tik jo atvaizdas. Žiūrėdami į žmogų kažką galime pamatyti. Ir Dievas reikalauja iš mūsų, kad mes atspindėtume į savo darbai, savo nusistatymą. Kodėl mes turime taip, kaip turime elgtis? Kodėl mes turime būti teisingi? Kodėl? Nes Dievas yra teisingas ir mes turime būti teisingi. Kodėl mes turime būti gailestingi? Nes Dievas yra gailestingas, mes turime elgtis taip, kaip Jisai. Ir Jis pasakė, būkite tobuli kaip kas. Tai yra labai didelis iššūkis. Būkite tobuli kaip jūsų dangiškas tėvas. Kodėl vyrai turi būti mylintis vadovai šeimoje? Kodėl? Todėl, kad jie turi atspindėti Dievą. Dievą tėvą, kuris yra mylintis tėvas ir rūpinas. Kodėl moteris turėtų paklusti vyrui pagal Dievo žodį? Todėl, kad jos turi atspindėti Kristų. Paulius taip ir sako. Aš žiūriu į Kristų, žiūriu į eklesiją ir jums sakau. Taip turi būti. Jūs turite atspindėti Jėzų Kristų. Jėzų pasidavimą Jėzui Kristui, kaip bažnyčia pasiduoda Jėzui Kristui. Mes visur turime atspindėti Dievą, jo savybės ir jo tiesas. Kodėl vaikai turi klausyti? Pasakyk. Kodėl? Tai taip pat todėl, kad jie turi klausyti savo gimdytojo. Taip kaip visi žmonės turi klausyti Dievo, kuris yra visų kūrėjas. Prieš tai, kol mes pažiūrėsime keletą savybių apie bites ir pabandysime pažiūrėti, kuo jos panašios, ko mes galime iš jų pasimokyti, noriu priminti vieną dalyką, kad kūrėja po nuopuolio labai pasikeitė. Pasikeitė viskas, nuodėmė, kad atėjo į pasaulį. Jį palėtė ne tik žmoniją, bet jį palėtė visą kūriniją. Ir laiške Romiečiam Paulius sako, kad kūrinė laukia ilgestingai, kadagi pagaliau bus pilnai Dievo vaikai įsūnyti ir viskas bus pradėta iš naujo. Net sako, laukia ir dūsauja, kada taip atsitiks. Todėl ne visą, ką mes matome kūrinyje, ką matome kūriniuose, atspindi Dievą tobulai. Yra dalykų, kurie yra sugadinti. Gerai tai iliustruoja animacinis filmas Madagaskaras. Kas matė tai filmą Madagaskaras? O kuris nematė? O kiek didesnių vaikų matė? Neblogas filmas. Ir ten iliustruojama tokia viena tiesa ir tiesiog šiek tiek išjaučiama tiesa, kad pasaulis yra gražus ir nuostabus. Fone dainuojama daina, žinot tą dainą, kad aš žiūriu į mėlyną dangų, į raudonas, žinot tą dainą, ne? Nedainuosiu aš angliškai. Tačiau iš jos pasijuokiama, nes gamtoje ne taip gražu laukinėje, kaip iš tikrųjų yra. Įrodotinai, kaip vienas personažas išgelbsti ančiuką nuo mirties, jis ten kažkur vos nenukrito ir neužsimušė. Ir jį išgelbėjo, atnešė, padėjo į jūrą, tik nusisuko ir jį pradėjo krokodilas. Ir tikrai, kas čia nuostabaus? Kas čia nuostabaus? Arba nereikia mums džiunglių, kada jūs nueinate į gražią pievą ir sakote, kaip čia gražu,
iš tikrųjų, kaip Dievo kūrinyje atspindi Dievą ir panašiai, bet kuris sako, tai aš atsigulsiu ant tos pievos ir pagulėsiu, pailsėsiu. Pirma antra mintis, čia yra. Man įkas, aš susirgsiu. Ir gana stipriai galiu susirgti. Aš rizikuoju. Nes galvojate, kad Adomas ir Ieva bijojo erkių prieš nuopuolį? Ne, gamta ir žmogus buvo harmonija. Viskas buvo teisingai, viskas buvo kaip tai turėjo būti, bet po nuodėmės viskas pasikeitė. Todėl turime būti atsargus, žvelgdami į kūrinius, ieškodami panašumų, juos lyginami, juos taikydami, nes kartais galime pamatyti, kad ne viskas taip gražu ir ne viskas atitinka, kaip turėtų būti. Panašiai kaip ieškodamas informacijos apie bites, radau labai daug naudingų faktų, įdomių faktų, padrasinančių faktų, dalykai, kurie labai panašus mums, kuriuos galim pritaikyti mums, bažnyčiai, asmeniniam gyvenime pasimokyti. Bet radau ir faktų tame pačiame straipsnėje, kad bitės atsirado prieš 23 milijonus metų. Čia neteisybė. Čia melas. Todėl mes turime atsirinkti, kas yra tiesa, kas yra ne. Ir kur yra atspindimas kūrėjas, kur jisai nėra atspindimas. Todėl, žvelgdami šiandien į tai, atsiminkime. Paulius naudoja iliustraciją. Įvairias naudoja iliustracijas. Ir jis taip pat, norėdamas paaiškinti dvasinę tiesą, ima pavyzdį iš aplinkinio pasaulio. Taip ir pasako, kaip yra taip, va taip turi būti. Tačiau ne visos dalykas, kurias jis iliustruoja, pažvelgus giliau, pasikapšus, galim pasakyti, kad tai yra galbūt gerai. Kad ir pažiūrėkime pavyzdį apie liūtą. Biblijoje liūtas yra labai svarbus dalykas, taip? Ir ką jisai simbolizuoja? Ir ką jisai nurodo, ką mes matome apie liūtą? Tai nurodo į Jėzų Kristų. Liūtas iš Judo giminės, vienas iš jo vardų yra. Bet mes negalim sakyti, va liūtas tai geriausiai atspindi Dievą, ne? Nu, va tuose savybėse, kad jis yra stiprus, kad jis yra karalius, jis atspindi Dievą ir labai tinka Jėzui Kristui kaip pavyzdžiui. Tačiau visos kitos savybės visai netinka, visai neatspindi Dievo toks, koksai yra. Taip ir su bitėm. Dažniausiai kontekstas apie bites yra neigiamas. Spėkit dėl ko? Kokia savybė bitės pasižymi? Kad jos gelia skaudžiai, kai kurie alergiški yra. Ir negana to, jos dar mėgsta būriais gelti. Nu kaip šitą savybę mes pritaikysim savo? Jeigu kam geliam, tai visi kartu? Ne. Dėl to mes turime atmesti. Ir nors šiandien pamokslas yra atvirkščiai, žiūrim į bites, į savybės, paskui žiūrim į Dievo žodį. Iš tikrųjų turėtų būti atvirkščiai, bet šiandien išskirtinė diena, ne? Mes galime padaryti išimtį. Ir psalmistas skundžiasi Dievui, sako, jiem apspito mane kaip bitės. Izaijas sako, tuomet viešpats sušvilps musėms Egipto upės gale ir bitėms Asirio krašte. Tai nurodo į teismą. Bet apie bites geras dalykas yra minimas Biblijoje, yra produktas, kurį jos pagamina. Ir tas produktas, kurį jos pagamina, jau galima daryti daug iliustracijų ir daug kas atitinka tenai. Patarlių 16 skyrius 24 eilutė. Sako, malonūs žodžiai yra kaip medus. Geras palyginimas. Medus, malonūs žodis yra geras dalykas. Labai geras dalykas. Saldus sielai. Atgaivina sielą. Ir sveikiai kūnai. Ir 25 skyriuje sako, radęs medaus valgyk kiek nori. Tik nepersivalgyk, nes bus blogai. Taigi,
Vienas iš dalykų apie bites, apie jų savybės, kad jos yra dosniai apdovanotos kūrėjų. Girdėjote, kiek akių turi bitės? Kiek akių turi bitės? Šiandien buvo sakyti 5. Turi 5 akis. 3 mažos yra bitės galvos viršuje, o 2 didelės priekyje. Ar žinote, kad jos plaukuotos? Ne? Tai keletą tik faktų. Bet vien iš to mes galim sakyti, kad kuries jas apdovanojo. Taip? Kuries jas apdovanojo. Paklauskim savęs, ar mes esame apdovanoti kurie. Pagalvokim, ką Dievas mums davė. Kokias teigiamas, geras charakterio savybės mes turime. Blogas dar reikia taisyti. Bet kokias geras mes turime savybės. Ar mes esame dėkingi už tai? Šiandien yra toks tikslas, kad mes galvotume, ką mes turime iš Dievo ir mes galėtume jam dėkoti. Viena bičių savybė, kuri labai gerai iliustruoja vieną Biblijos tiesą, yra tai, kad bitės gyvena kaip po vieną ar šeimomis, spiečiais. Ir ką tai gerai iliustruoja? Ką tai iliustruoja, kad jos gyvena kartu? Ar tai nesocijuojasi jums su Dievo vietinė bažnyčia? Ir šiandien sėdit kaip aviliai, yra 3 koriai. Tai labai gerai iliustruoja, nes vietinė bažnyčia Biblijoje vadinama kaip šeima. Ir mes esame šeima. Neignoruokite šito fakto iš Dievo žodžio. Dievas savo sūnaus krauju, savo dvasia apjungia mus į vieną kūną, kad čia augtume į Kristaus panašumą, mokytumės, tarnautume vieni kitiems, mokintumės tarnauti vieni kitiems žmonėms, nešdami išgelbėjimo Evangeliją. Gal šiek tiek nukrypsiu, bet noriu paminėti keletą žodžių apie Evangeliją. Jono 3 skyrius 16 eilutė sako, ta žinia, kurią mes turėtumėm dalintis. Tai šiandien girdite tą žinią pirmą kartą, labai didžiai paklausykite. Čia sako, kad Dievas pamilo pasaulį, Dievas pamilo kiekvieną žmogų, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kad tavo nuodėmės būtų atleistas, Dievas nepagailėjo savo viengimio sūnaus, ir jis siuntė žemę, jis prisėmė tavo nuodėmės, tavo kaltes, užnešės ant kryžiaus. Ir jeigu tu jam sakysi, viešpatie, aš tikiu, atleisk, gailėsiesi dėl savo nuodėmių, prašysi jo atleidimo, nusprendęs keistis, gyventi kitaip, Dievas tau atleis. Ir tu turėsi pagal Dievo žodį amžiną gyvenimą. Taigi, tai yra taip, kaip mes, kaip viena šeima, kaip vienas avilys, kaip vienas spiečius turime daryti, dalintis šitą žinią su žmonėms ir tarnauti vienas kitam ir jiems. Dar viena bičių savybė, kuria taip pat buvo paminėta jau šiandien, tai kad bitės yra pasiskirščiusios darbais. Ne? Kas atsimena bent keletą? Motinėlė, tranai, apie jos gal vėliau, kitą kartą. Bet yra bitės darbininkės, kurios neša medų, yra bitės, kurios ieško, suradusios praneša, yra medaus, skriskite ten, ne medaus, nektaro, skriskite ten. Yra tos, kurios prižiūri vaikus, yra tos, kurios valo avilį. Jos yra pasiskirščiusios darbus. Ir visos organizuotas. Ir visos dirba išvien. Ar tai nėra puikia iliustracija, kad Dievas mums davė skirtingas dovanas, kad jomis tarnautumėm,
Ir atsimenat, tikintieji Korinto bažnyčioje, jie rungėsi, aha, aš turiu tą dovaną, tu tos neturi, o aš tą turiu, aha, ne. Bitės yra labai gera iliustracija, kad taip nevyksta gamtoje, Dievas taip nesukūrė. Nes tos bitės, kurias prižiūri vaikus, yra tos tiek pat geros, kurios neša nektarą ir dalina medų. Mes kiekvienas esame apdovanojai įvairiomis dovanomis ir tam, kad galėtume tarnauti vienas kitam ir tarnauti Dievui. Ir tarnauti bendruomenį, tarnauti surinkimui, vietiniai bažnyčiai. Tai yra Dievo planas, Dievo toks tikslas. Jeigu tu nesi dar prisijungęs prie bendruomenės arba nesi labai aktyvus, žinok, labai save nuskurdai. Nes Dievas nori, kad būtų viskas va kitaip. Kad tu būtum avily. Kad tu būtum avily ir dirbtum. Kad tu galėtum augti, galėtum tobulėti ir galėtum išpildyti Dievo valią, ką Jis nori nuo tavęs. Jei kas galvojat kitaip, pasakykit, viena bitė, kiek gali medaus atnešti viena gyvena. Kiek laiko gali viena bitė išgyventi? Be avilio. Viena. Jinai nieko nenuveiks. Jinai nieko nenuveiks. Be avilio, be šeimos, be pagalbos jinai nieko nenuveiks. Jeigu šitas bitės pavyzdys taip pat būna jums iliustracija, jeigu jūs galvojate kitaip. Ačiū. Iš kur žinai? Ar buvo įlindę į avilį? Vienas ten miega, bet vienas dirba, kitos miega. Ne? Taip yra. Tai yra tiesa, kad bitės yra labai darbščios. Ir taip pastebėjo lietuviai. Ir yra sakoma, bitė kokia? Kiek dar gyvena? 9, ne? Girdėjot? Sumaišiau. O apie bitę? Dar iš tikrai bitę, sumaišiau. Nesvarbu. Bet vis tiek tinka ir bitė. Dirba daug. Tai pastebėjo ir Hipokritas, kuris nežinojo Dievo žodžio. Jisai pasakė 3 dalykus apie bites. Jos nemėgsta 3 dalykų. Nešvarių rankų, nešvarios sąžinės ir tinginių. Ir Biblija ne apie bites, bet apie skruzdėlės, sako patarlių knygoje tinginiai, eik pas skruzdėlę. Apsvarstyk jos kelius. Nueik į skruzdėlyną ir pažiūrėk. Ir būk išmintingas. Neturi valdovo, prižiūrėtojo, bet paruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Ar ilgai miegosi, tinginy, kada atsikelsi iš savo miego? Taip pat galima pasakyti apie bites. Na, pažiūrėk į avilį. Pastebėk, kad bitės dirba ar nedirba. Ar turi išeiginių, ar neturi išeiginių. Ir tikrai nerasite, kad nuėję prie avilio, kur yra tokia lakta, kur bitės prieš įskrisdamos atsispiria, niekada nematysite bičių gulinčių. Atsišildančių saulė. Šiandien graži diena, saulė šviečia. Pasideginkim, pasiimkim išeiginę. Gyvenom tik tai mėnesį laiko, 4 savaitės. Pasiėmam vieną išeiginę. To nėra. Jeigu gražus oras, net naktį, jeigu yra šilta, jos skrenda ir jos dirba. Taigi, tai irgi yra mums geras priminimas, kada apima tinginys pagalvoti apie skruzdėles ir galima ir apie bites pagalvoti. Ar žinote, kad kiek kartų per sekundę sparnai sumusuoja bitę? Per 1 sekundę. Ja? 100. Per sekundę, pabandyk.
300 kartų. Per vieną sekundę. 300 kartų. Per minutę bitė aplanko 15 žiedų. Per vieną minutę. Turbūt mums sunku būtų 15 žiedų pauostyti per minutę, ne? Surasti žiedą ir pauostyti, bet jinai taip pat daro. Kaip galvojate, kiek už pusę kilogramo medaus padaryti bitės turi nuskristi? O, pusę kilogramo. Kiek turi nuskristi bitė, kad pririnktų tiek medaus? Pagamintų tiek medaus? 3 kartus nuskristi aplink žemę. Gausit medaus, nusipirksit medaus, žinokit, kad 3 kartus kažkas apskrido aplink žemę. Aišku, ne viena bitė. Viena bitė per gyvenimą nuskrenda tik tai nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Ir surenka viena bitė 8 gramus medaus per savo gyvenimą. Ant šaukšto galiu, šaukštelio galiu ir 8 gramų. Viso gyvenimo darbas. Bet pusę kilogramo 3 kartus aplink žemę. Įspūdingi skaičiai, ne? Ir iš tiesų, ar tame negali matyti Dievo kūrinijos, Dievo galybės? Nes mes sakom, kaip taip įmanoma? Yra labai didžiulių, nesuvokiami skaičiai. Bitė gyvena 4 savaitės. Apie ką tai mums gali priminti? Ar tai ilgai, ar neilgai? Trumpas bitės gyvenimas ar ilgas? Darbininkis. 4 savaitės trumpas. Bet ar tai mums taip pat negali priminti, kad ir mūsų gyvenimas nėra labai ilgas? Ne? Ar ilgas? Kažkam gal pabodęs? Tai taip pat gali mums priminti. Pagalvokime dar kartą apie tą medaus kiekį, kurį surenka viena bitė per savo gyvenimą. Ta ant šaukšto galiuko 8 gramai medaus. Labai net neužtenktų arbatai pasisakyti. Kaip tabletė. Kad tai jinai padarytų, jinai nuskrido 300 maždaug kilometrų. Nuo Klaipėdos iki Vilniaus skrido 4 savaitės. Ir surinko tiek medaus. Kartais man atrodo, kad tai gali mumis iliustruoti, ne? Kiek turite vaisių dvasinių visokių prisirinkti? Pusę litro bus? Ar tai kartais jaučiamės, kad mes nepakankamai darom dėl Dievo? Neturim tų vaisių, neturim tų savybių. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Ir visi kiti. Liudija sesuo Liucija pavargo tuos dvasinius rinkti vaisius, nes yra sunkiai surenkami. Reikia labai daug įdėti darbo. Reikia daug ką padaryti, kad bent kažką turėtume. Bet žinot, kokia pagoda yra? Vėl iliustracija iš bičių gyvenimo ir jų vaisius, kurie jūs atneša medaus. Medus nesensta. Jisai nesensta. Jis gali stovėti ir stovėti. Jisai savo savybių nepakeičia. Jisai kristalizuojas, sukietėja, sucukrėja, bet savo savybių jis nepakeičia. Jis nesupūna, nesukavėja. Ir aš galvoju, kaip tai gražiai iliustracija dvasinių vaisių, kurios mes surenkam, nors kažkiek, ne? Nors ant šaukšto galiuko tų dvasinių vaisių pas mane kad būtų, jisai nepražus, jisai nepradings, jisai nesuges.
Ir jis mums primena būti uoliems ir nešti dvasios vaisius. Ir taip pat tai primena, labai gerai iliustruoja tiesą iš pirmo laiško Korintiečiams. Atsiveskime šitą eilutę. Pažiūrėkime. Pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, 58 eilutė. Pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, 58 eilutė. Apaštalas Paulius jau čia sako išvadą. Ir viso to, ką jums parašiau, sako, todėl, mano mylimieji broliai ir seserys, jis turėjo omeny, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus ko? Viešpaties darbais. Žinodami, kad jūsų triūsas veltui ir neveltui, suges, nesuges, jūsų triūsas yra ne veltui viešpatyje Jėzuje Kristuje. Tai būna tai padrasinimas. Jeigu kas jūs klausia, kokius viešpaties darbus tu nuveiki? Parodyk, pasakyk. Daug ataskaitą savo dvasinių darbų, nuveiktų viešpatyje. Kas turi sąrašą jau pasidarę nuveiktų darbų? Sukam galvas, ką aš čia dėl to viešpaties jau tiek daug esu padaręs. Tegul bus tai gal ir ant šaukšto galo medaus gabalėlis, kuris buvo sunkiai pasiektas. Gal per visą gyvenimą. Jis sako, jisai ne veltui. Nes Jėzus sakė, džiaukitės ir džiūgaukite, nes jūsų didelis yra atlygis danguje. Todėl atsiminkime, kad padaryti medaus reikia daug pastangų. Kad turėti dvasinius vaisius, kad dirbti viešpaties darbus reikia taip pat daug pastangų. Įdėti reikia pastangų. Medus nesiranda savaime ir darbai nevyksta savaime. Kas galvojat, kad darbai savaime vyksta? Nevyksta savaime darbai, jūs reikia dirbti, jeigu nori kažką padaryti. Ir dvasios vaisiai, savybės, kurių visi mes norėtumėm, jos neatsiranda savaime, tam reikia daug pastangų. Ir dar turim laiko, dar galim. Gal ir mes 300 kartų nepamojuojam per sekundę, niekuomet nepamojuosim. Bet kažką dėl Dievo mes galim padaryti. Kažką dėl dvasinių vaisių, kurių laukia viešpats, mes galim padaryti. Ir būtent tada, kada mes turim dvasios vaisius, kada mes dirbam dėl viešpaties, mes ir atspindim savo kūrėją. Jisai žiūri mus, jisai bet kažkiek mato save, savo darbo namuose ir jisai džiaugiasi. Ir galės pasakyti tą dieną gerai atliktą ištikimas tarnė. Todėl būkit darbštūs kaip bitės. Short
Matyt, turit už ką padėkoti, kad taip gausiai susirinkot. Ar turit? Va ir aš turiu už ką padėkoti. Kas prisimenate Brainą ir Kareną Malikus? Vienas prisimena. Atsimenat? O ką geriausiai apie juos atsimenat? Giesmes atsimenat. Pianinas. Ačiū Dievui, irgi labai gera dovana jų. Ir iš tikrųjų šita šeima labai nuostabiai pasitarnavo Dievui ir mūsų bendruomeniai, ir kitose bendruomenėse Lietuvoje. Ir paliko tikrai labai šviesių prisiminimų iš tų tarnavimo laikų. Turbūt daug kas atsimenat, ir oktetas toks buvo iš 8 giedorių grupelė, važinėjom po Lietuvos miestus, po bendruomenės ir giesmes tikrai giedojom ir pamokslavom, tai buvo geras labai laikas. Ir taip pat Karena, kadangi buvo prie muzikos, jeigu taip pasakyti, švelniai arba įsireikščiau, jinai tikrai turėjo troškimą daryti giesmes, lietuviškai, nelietuviškai, jinai ten angliškai daug žinojo ir sesuo Ilona Čebatavičienė labai daug pasitarnavo, kadangi jos labai draugavo artimai ir Ilona tikrai daug giesmių yra išvertus ir daug giesmių mes giedame ir per pamaldas ir šiaip grupelėse. Ir tikrai noriu iš tikrųjų Dievui padėkoti už šią nuostabią šeimą. Jis tiek daug atnešė į Lietuvą, atnešė naujų giesmių ir kad galėjome su jais tarnauti. Ir tikrai maldose taip pat dėkokite už juos Dievui ir prisiminkite juos ir Dievas juos ir toliau laimintų, kad ir kur jie bebūtų. O mes atliksime kelias giesmes iš to repertuaro. Tai bus Jėzaus meilė švies ir kai audros ateina, ar pakyla vienu žodžiu. Žinau,
tau aš nušviesiu, pakilti padėsiu, tu mano vaikas brangus. Jis atleidžia kaltes ir suteikia vilties, mane apkabina tvirtai, savo Dievą mylėsiu, jam dirbti padėsiu, dabar ir amžinai. Jis atleidžia kaltes ir suteikia vilties, mane apkabina tvirtai, savo Dievą mylėsiu, jam dirbti padėsiu, dabar ir amžinai. Dabar ir amžinai. Dėkokim viešpačiui. Už viską viešpačiui dėkokim. Už saulę, dangų, žvaigždės, jiem himną padėkos giedokim. Už kalnus, jūras ir upes, už duoną, varpą subrandintą, už gausias dovanas rudens, už obelėlę išaugintą ir už šaltinį gyvojo vandens. Už žemę, paukštį, gražią gėlę, už tai, kad davė žmogui išminties, dėkokim Dievui už kiekvieną sielą išgelbėtą iš pražūties. Už džiaugsmą, skausmą, auką didžią, kurią jis atnešė už mus, už brolio sesės širdį nepavydžią ir už išbandymus visus. Už viską viešpačiui dėkokim, jis vertas to, giedokim jam ir Dievo žodį skelbti nenustokim pasauliui nuodėmingam šiam. Aš neeiliuotai šiandien perskaitysiu. Paprasčiausia yra žodžiai prasidedantys raide D. Yra visokių neigiamų veiksmažodžių, yra teigiamų žodžių, kaip dorovė, drausmė, dėmesys, drąsa ir taip toliau. Aš parašiau šiai padėkos dienai: dėkingi Dievui dovanojusiam dvasią. Dėkingumo dieną dėkojam Dievui, darydamiesi draugiškesni, dėmesingesni, dorovingesni, dvasingesni. Drauge daug dalykų darėm. Diskutavom, degustavom, dalijomės duoną, deklamavom, dainavom dangiškas Dievui džiaugsmo duodančias dainas. Dienos deimantukai, dar dygstančiais dantukais, darydami dideliems daug džiaugsmo, džiugino darželinukai. Dievas, dėkodamas, dovanojo daugeliui dangiškąją dvasią. Didingoji dvasia davė dirbantiems darbuose dieviškąją dovaną, daugiau dėkingumo, deramai darbuotis. Duok Dieve daugumai daugiau dėmesio darytis dorais, Dievo baimingais, dalintis duotom Dievo dovanom. Dabar darysim dar daugiau dorų darbų Dievo didybei. Dar didžiai dėkojam Dievui danguje. Visa kūrinija
Gera žinoti, kad Dievas mus myli ir išlieja savo meilę per gerybės, kurias gauname. Ir Dievas trokšta, kad mes tomis gerybėmis dalintumėmės vieni su kitais ir taip galėtume parodyti meilę vieni kitiems. Todėl mes norim pasidžiaugti šio rudens derliumi, kurį tai jau pat neš vaikučiai. Ir nepamirškime būti dėkingi Dievui už tai. Ir šiandien yra ypatinga diena, kada galime jam dėkoti ne tik už gerybės, bet ir už visus palaiminimus ir malonės, kurias jis suteikia. Padėkokime Dievui. Brangus ir mylimas Viešpatie, mes dėkojame Tau už šią dieną, už tai, kad mes galėjome čia atvykti. Galėjome pašlovinti Tave savo Viešpatie atvykimu ir atidavimu savo gyvenimu Tau, Viešpatie. Dėkoju už visas šias vaišes, kurias Tu, Viešpatie, mums tiki kiekvieną dieną, už tai, kad Tu mums pavedei visą savo kūrinėje, Viešpatie, už tai, kad Tu taip nuostabiai mus laimini kiekvieną dieną ir taip myli. Ačiū Tau, Dieve, už visą tai. Prašau, palaimink ir mūsų tolimesnį bendravimą, Viešpatie, ir kad Tau būtų visa šlovė ir garbė. Iš viso to meldžiu ir dėkoju Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen.